galiu pasidžiaugti šiandien, kad Lietuvos vardas vėl grįžta į pasaulį, kad jūs buvote tie žmonės, kurie sugebėjote suvienyti valstybę. Suvienyti bent laikinai. Tuo metu, kai valstybė tikrai nėra susivienijusi ir įsibaršiusi, kad jūs jauni, dar nesugadinti, turintys vilties ir noro mylėti Lietuvą ir už ją kovoti. Kad jūs esate ir būsite mūsų jaunai kartai ir mums visiems tas pavyzdys, kuris įkvėps ir bus sektinas. Noriu padėkoti visų mūsų vardu už tą palaikymą, visos komandos vardu. Ir galbūt šį kartą būsiu trumpesnis neįprastai. Manau, kad tas darbas, ta energija, tos kančios, su kuriuom vyrai žaidė, tas nusiteikimas, tas prakaitas ir viskas, per ką mes praėjome, atsipirko. Ir mes esam laimingi, kad galėjom padaryti tai, ką padarėm. Mes esam laimingi, kad mes galėjom suvienyti, tebūnie keliom dienom ar keliom savaitėm mūsų tautą ir tikime, kad mūsų tauta pasinaudos to. Aš noriu, kad palinkėti mums visiems, kad mes visi siektume šitų šaunių vyrų pavyzdžių, taip kaip tą vienybę, bendro tikslo siekimu. Ir iš tikrųjų aš didžiuojuosi jais ir jie iš tikrųjų padarė stebuklą. Ačiū visiems.